Labas vakaras, malonūs LRT televizijos žiūrovai. Ir štai pirmadienio 6 valanda ir pirmasis savaitės atrankinis Kas ir kodėl žaidimas. Ši savaitė bus skirta mūsų debiutantams ir aš sveikinuosi su mūsų pirmaisiais šio vakaro žaidėjais, su Ernestu Baltrušaičiu. Labas vakaras, Ernestai. Sveiki. Ir Gyčiu Romašku. Labas vakaras, Gyti. Pirmasis klausimas tradiciškai taip pat yra apie tai, kas pastumėjo jūs registruotis, gal patys, gal kažkas tai padėjo jums. Ir trumpai apie save. Tai Gyti, pradėkim pažinti nuo jūsų. Turbūt kaip ir dažniausiai, kurie patys registruojasi, tai pamatė, kad per televiziją galbūt yra viskas atrodo iš namų stebint lengviau. Tai žmonai sakau, tikrai neblogai turėčiau bent jau kažkiek pasirodyti. Tai jūs pats savo metėte šį iššūkį? Jo, pats savo iššūkį mečiausi. Taip, Vilnietis, krovinių pervežimo versle dirbu. Ir tiek. Ernestai, labas vakaras dar kartą. Sveiki. Kaip jums šovė ši mintis? Tiesiog jau gal kokį 3-4 metai žiūriu jūsų laidą. Ačiū, kad žiūrit. Dažniausiai, jeigu randu laiko, tai pasižiūriu. Ir tiesiog, būdamas tarnybai, budėjime, nusprendžiau užpildyti anketą ir surizikuoti tiesiog. Trumpai apie save, ką norėtumėt papasakoti? O apie save, tai esu Ernestas Baltrušaitis, atvykau iš Šakių miestelio. O šiuo metu dabar kaip ir nedirbu, atostogauju, bet darbuojuosi statybų sektoriu. Paprasčiausiai hobiai tai būtų žvejyba, krepšinis, tinklinis ir šiaip sportas. Puiku. Tai, mėly debiutantai, kviečiu pradėti mūsų pirmąjį vakaro žaidimą. Ir štai pirmasis vakaro žaidimas, mes jį pradėsime klausimų iš sporto pasaulio. Nuo šių metų, tai yra nuo 2025 metų birželio mėnesio, Tarptautiniam olimpiniam komitetui pirmą kartą vadovauja moteris. Štai klausimas, iš kurios valstybės ji yra kilusi? Fidžio, Nikaragvos, Vietnamo ar Zimbabvės? Gyti. Fidžio. Ne iš Fidžio. Ernestai. Tada galbūt būtų Nikaragvos. Ir ne Nikaragvos. Tai sakyčiau Vietnamo. Ir padovanojot tašką Ernestui. Tai nėra Vietnamas, tai yra Zimbabvė. Naujoji Tarptautinio olimpinio komiteto vadovė, buvusi plaukikė, daugkartinė olimpinių žaidynių medalininkė Christy Coventry, kilusi iš Zimbabvės. Ji tapo pirmąją moterimi ir pirmojų žmogumi iš Afrikos kontinento, kuris vadovauja Tarptautiniam olimpiniam komitetui. Štai antrasis klausimas. Pitagoro teorema teigia, kad stačiojo trikampio įžambinės ilgio kvadratas yra lygus abiejų statinių ilgių kvadratų sumai. Manoma, kad Pitagoras pirmasis įrodė šią teoremą, tačiau ji buvo žinoma kur kas seniau. Teigiama, kad pirmieji šią teoremą atrado kas? Asirai, babiloniečiai, egiptiečiai ar senovės kinai? Gyti. Egiptiečiai. Bet dėja tai nėra egiptiečiai. Ernestai. Galbūt tada tai būtų asirai. Ir situacija kartojasi, tai nėra asirai. Gyti, dabar jums reikia vėl rinktis iš dviejų likusių. Pažiūrėjus į kinų pastatų senovės, tai sakyčiau D senovės kinai. Mano rekomendacija šią savaitę jums loterijos bilieto nepirkti. Tai nėra senovės kinai. Ernestai, reikia vėl padėkoti Gyčiui už antrą tašką. Ačiū. Tai yra babiloniečiai. Dar 1000 metų iki Pitagoro gimimo apie šią teoremą jau žinojo babiloniečių matematikai. Pasak istorinių šaltinių, babiloniečiai nustatė ryšį tarp kvadrato įstrižainės ilgio ir jo kraštinės ir mokėjo apskaičiuoti skaičiaus kvadratinę šaknį nepaprastu tikslumu. Pirmoji rungtis baigta, Gyti stengiatės, bet kol kas visos pastangos baigėsi tuo, kad padėjote Ernestui laimėti. Ernestai, sveikinu su 2 taškais ir pergalę pirmoje rungtyje. Keliamės į antrąją rungtį. Ir štai antroji rungtis. Pirmasis mano klausimas. Portugalų kalba yra populiaresnė nei urdų kalba. Taip ar ne? Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūsų teisingų atsakymų. Portugališkai kalba apie 290 milijonų žmonių, urdų šiek tiek mažiau apie 230 milijonų žmonių. Antrasis klausimas. Kompanijos Lotus būstinė yra Jungtinėje karalystėje. Ir čia jūs draugiškai suklydot. Automobilių gamintojas Lotus būstinė yra Jungtinėje karalystėje. Trečiasis klausimas. Gyvulininkystės tarnyba yra Žemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga, taip ar ne?
Tokios tarnybos kaip gyvulininkystės tarnyba iš viso nėra. Yra žuvininkystės tarnyba ir valstybinė augalininkystės tarnyba. Ketvirtasis klausimas. Aukščiausia Europos kalėdų eglė buvo papuošta Danijoje, taip ar ne? Tai nebuvo Danija, tai buvo Lietuva. 2000 metais, kai Vilniaus televizijos bokštas buvo papuoštas girliandomis ir šviesų instaliacijomis, tai tapo aukščiausia Europos kalėdų eglute. Ir štai penktasis paskutinysis šios rungties klausimas. Idėja organizuoti pirmąjį Žagarės vyšnių festivalį kilo tuometiniam prezidentui, ekscelencijai Valdui Adamkui. Taip ar ne? Ir šiuo atveju reikėjo sakyti ne. Ši idėja kilo Britei Sarai Rabagliati 2005 metais. O šiaip idėja suorganizuoti pirmąjį Žagarės vyšnių festivalį kilo dėl to, nes Žagarė nuo seno garsi savo vyšniomis. Ir štai mes baigėme 2 rungtis. Gyti turite 1 tašką, Ernestas jūs lenkia 2 taškais. Tas skirtumas nėra didelis. Ir visa intriga persikelia į 3-ąją paskutinę rungtį. Ir štai finalinio žaidimo etapas, jame 10 klausimų. Pirmasis. Tai ir kritulių forma, ir lietuviška radijo stotis. Ernestai. Pūkas. Ne pūkas. Gyti. Lietus. Lietus, visiškai teisingai. Antrasis klausimas. Kurioje valstybėje yra šalies dvasinė sostinė vadinamas Mešedo miestas? Gyti. Indijoje. Ne Indijoje. Ernestai. Galbūt Vatikanas. Ne Vatikanas, tai yra Iranas. Mešedas yra svarbus šitų piligrimų miestas. Trečiasis klausimas. Koks yra didžiausias keturženklis lyginis skaičius? Keturženklis lyginis skaičius. Didžiausias. Ernestai. 8888. Ne. 8800. 88. Tai va tik ką Ernestas tą patį sakė. Kitą variantą neturiu. Šiaip didžiausias keturženklis lyginis skaičius yra 9998. Ketvirtasis klausimas. Kas kiek daugiausiai metų turi būti rengiami Jungtinės karalystės parlamento rinkimai? Kas kiek metų? Ernestai. O kas 5? Visiškai teisingai. Kas 5 metus? Penktasis klausimas muzikinis. Į kokį miestą ketina išvažiuoti šios dainos herojus? Aš nusikirpsiu trumpai plaukus, nusilakuosiu savo batus ir išvažiuosiu Į kokį miestą? Gyti. Palanga. Visiškai teisingai. Taip, tai jeigu jau plaukus nusikirpti, tai aišku, kodėl Palangą važiuoti. Siunčiame didžiausius linkėjimus Biplan ir Maksui. Tai buvo jų daina Aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Šeštasis. Kokiais 2 skyrybos ženklais nuo įprasto teksto gali būti atskirta tiesioginė kalba? 2. Ernestai. O dvitaškis ir kabliataškis? Ne. Gyti. Kablelis ir brūkšnys. Brūkšnys ir kabutės. 7. klausimas. Kaip kitaip vadinamas bičių produktas propolis? Ernestai. Medus. Na, medus ne propolis yra bičių. Gyti. Korys. Tai yra bičių pikis. 8. klausimas. Koks ginklas buvo pirmą kartą panaudotas Pirmojo pasaulinio karo metu prie Ipro upės? Gyti. Arbaletas. Oi ne, oi ne, oi ne. Ernestai. Grynas spėjimas, kad būt lengvasis kulkosvaidis. Pirmą kartą buvo panaudotos dujos. Tai yra cheminio ginklo atsiradimo data. Tai buvo 1917 metai. Nuo tos vietovės ir kilo iprito dujų pavadinimas. 9. klausimas. Kas režisavo 1999 metų filmą Plačiai užmerktos akys? Legendinis režisierius. Tai buvo Stanlis Kubrikas ir tai buvo jo paskutinysis filmas. 10. klausimas. Kaip kitaip vadinamas aplink gyvenvietę dedantis kelias? Gyti. Aplinkelis. Ir jūs išlyginat rezultatą. Sveikinu. Aplinkelis. Dėmesio papildomas klausimas. Kaip vadinama priesaika, kurią duoda gydytojai? Gyti. Hipokrato.
ir sveikinu Jūs su pergalė. Hipokrato priesaika. Ernestai, nespėjote, nežinojot? Na, būčiau neatspėjęs. Bet puikiai pasirodėt. Labai geras Jūsų debiutas. Prisiminimui apie Jūsų gražų pasirodymą dovanojame Jūs puodelį ir arbatos. Gydai sveikinu. Ačiū. Jūs keliaujate į dienos finalį žaidimą.